Labadiena, mėly Patreon kanalo žiūrovai, TikToko, YouTube'o, Facebook'o, kitų platformų žiūrovai. Aš esu gydytojas Vytautas Abraitis ir šiandien mes, truputėlį kilstelsim lygmenį apie tai, ką dedam savo į burną. Tiesiog, žinojimas preparato veikimo mechanizmo dalį žmonių nuramina, dalį, priverčia jaustis tiesiog geriau, nes tu žinai, kas su tavim vyksta. Ir tuos poveikio mechanizmus, kad kaip gerai jautėsi Aldona ar Oksanos vyras, mes palikim kitiems žmonėms, mes bandykim truputėlį tą lygį kilstelti į viršų, nes dabar ta rinka papildų yra labai chuliganiška ir šneka visi, kas netingi, labai dažnai, kaip aš tą matau, ir matau, kad žmonės nesupranta, apie ką jie šneka. Ir šiandien kalbėsime apie ciberžolę. Tai yra lietuviškas pavadinimas, angliškas yra kurkuminas ir taip lietuviško literatūroje taip pat tai yra vadinama veiklioji ciberžolės medžiaga. Jos poveikiai yra iš esmės 3. Pirmasis yra antiuždegiminis, antrasis lipidogramos rodiklių gerinimas, trečiasis yra antioksidacinis poveikis. Jie visi yra maždaug vienodo lygio. Jeigu tiesiog nežinot, ką vartoti ir norite šauti taikliai į sveikatą, tai tas toksai turbūt ciberžolės šūvis būtų ir teisingiausias, nes neveikia viską. Dabar pradėkim nuo antiuždegiminio poveikio. Ir ciberžolė turi teigiamą poveikį netgi įvairiam artritam, tai yra sąnarių ligos. Ji mažina, pamatuojamai mažina, ne tai, kad čia toks yra svaičiojimas, kaip būtų galbūt teoriškai, ar ten kažkokie yra gyvulėlių eksperimentai, tai yra žmonių rodikliai kraujo, uždegimo mediatorius. Pavadinimų jums nevardinsiu, yra labai daug, bet jų koncentracijas truputėlį mažina. Ir statistiškai patikimai mažina ciberžolę. Dėl to žmonės, kurie turi lėtinius uždegimus, jie galėtų vartoti ir ilgalaikio vartojimo perspektyvoje turi teigiamą poveikį. Tai yra antiuždegiminis vaistas ir kartais net mėgėjai vaizdingų išreiškimų užsienio literatūros ciberžolę vadina gamtiniu ar tai biologiniu ibuprofenu. Toks yra vaizdingas pavadinimas. Kitas poveikis yra teigiamas poveikis į lipidogramą. Jis nėra toks stiprus kaip berberino. Glikemijos neveikia visiškai ciberžolė, bet veikia lipidogramą. Ji veikia per tokį sunkiai ištariamą fermentą cholesterolio 7 alfa hidroksilazė. Tai yra kepinys esantis fermentas ir jo stimulacija, aktyvinimas turi 2 poveikius. Pirmas, aktyvuoja hepatocitus, būtent jų funkcija suimti iš kraujo mažo tankio lipoproteinus ir trigliceridus. Juos iš kraujo absorbuoja greičiau hepatocitai, taip pat to paties fermento poveikį greičiau išskiriama su tulžim iš organizmo. Tai toks yra lipidogramos gerinimo mechanizmas per fermentą cholesterolio 7 alfa hidroksilazę. Trečiasis poveikis tai yra antioksidacinis poveikis. Ir pastebėta, kad kurkuminas, jis nėra tokio stiprumo kaip, pavyzdžiui, gliutatijonas. Bet jis turi antioksidacinį poveikį ypatingai neuronų lygmenyje. Dėl to ciberžolė yra labai teigiamas poveikis Alzheimerio arba senatvinės demencijos profilaktikai. Jeigu jūsų giminiai genetinė linija yra stipri senatvinių demencijų, tai jums ciberžolė tikrai labai tinka. Ir netgi yra pirmieji požymiai to, kad kurkuminas arba ciberžolė netgi lėtina demencijos eigą. Ir apie antioksidantus aš jau kalbėjau gal 5 laidose, nesikartosiu, tai yra tokia, oksidantai labai agresyvos, labai trumpą laiką egzistuojančios lakiosios medžiagos. Ir vienas iš stipriausių, jeigu ne pats stipriausias, yra nikotinas, taip pat suskilęs alkoholis ir įvairūs ten lakai ir dažai. Tai šitas antioksidantas, jisai sugaudo tiek kraujyje, išorėje, tiek ląstelės viduje tuos oksidantus ir neleidžia jiems pažeisti membranos. Tiesiog neleidžia sušaudyti membranos. Tai tokia priešraketinė gynyba tiek atskirų ląstelių organėlių, tiek visos ląstelės tos pagrindinės gaubiančios membranos.
Tai va, toks va tada yra ciberžolės poveikis. Irgi, mylėjai, jeigu jums tiesiog neaišku, va, norite kažką teigiamo savo sveikatai naudoti ir nežinot ką, ir turite daugybę visokių minčių ir problemų, tai ciberžolė turbūt vienas iš tų, kuris veikia plačiausiai. Gan plačiai veikia ir berberinas, kur kas mažiau plačiau veikia ašvaganda, nors ir tai nėra vienas fermentas, vienas poveikis. Jie visi gana plačiai veikia, bet va, štai šitie pirmieji Vitanus 3 preparatai, kuriuos va, atsivežėm į rinką, jie geriausiai yra išnagrinėti įvairiausių mokslininkų, įvairiausiais lygmenimis, daugybė yra net meta-analizių, o meta-analizė tai daugybės mokslinių straipsnių suma. Ir tikrai šitas poveikis yra įrodytas. Taigi dar kartą priminsimiliai, žiūrėkite, ką perkate, kokį pavadinimą, ne tik tai pavadinimą, žiūrėkite ir dozuotę, žiūrėkite kapsulių skaičių ir pasielkite taip, kaip jau ten mes įdėsim ir tą mano paskaitėlę trumpą apie tai, kad atkreipdėmėsi perkant ir atkreipdėmėsi ir į gamintojo tokią bendravimo kultūrą, ar galite užduoti klausimus, ar galite pasikonsultuoti su kvalifikuotu žmogum ir padarykite teisingą pasirinkimą. Iki.